Padėka. Jonathanai Dyer, ačiū, kad padėjai man parašyti dar vieną knygą. Dėkoju meiliai savo žmonai ir geriausiai draugiai, savo vaikams Emai ir Patrikui, agentai Sally Bird, Francie Berry ir visai Hardy Grand Book komandai už tai, kad suteikė man dar vieną galimybę. Dėkoju savo redaktoriams Rachel Day ir Brooke Clark už tai, kad pakylėjo šią knygą į visai naują lygmenį. Esu dėkingas Kylie Lyons iš Handprint fotografijai, tėvams Ronui ir Helenai, savo uošviams Brusui ir Cindy, vyresnėliui broliui Mikui su šeima, Lenny, Benu, Jade ir Michaelu, dėkingas broliui Ianui ir jo šeimai, Nikki ir Georgiai, savo seseriai Kezai ir jos šeimai, Adrianui, Zakui, Ivy ir Charlie, savo dėdei D, Davidui Thorholdui iš Naujosios Gvinėjos, jo žmonai Seliai ir jų dukrai Sofijai, savo pusbroliam Mary, Annie, Ronui ir Oli bei jų šeimoms, dėdei Berry ir tetai Rondai, Dynui, Glenui, Benui. Ačiū Glenai, kad pasidalėjai savo žiniomis ir laiku su manimi rašant šią knygą. Ačiū dėdei Ronui ir dėdei D ir tetai D, Ryze ir Jaredui, dėdei Neilui, Brentui ir Sarai, savo močiutei Mary Thorold ir tetai Anei, kurios amžinai liks mūsų širdyse, taip pat Gordonui Pendlebury už pavyzdį, kaip susidoroti su tragiška netektim. Tai autoriaus padėka, o dabar apie autorių. Daktaras Anthony Gunnas yra psichologas ir tikrai nebuvo laimingas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Laimės psichologija ir tvirtinimas, kad asmeninis laimės pojūtį galima sustiprinti, paskatino Anthony patikrinti, ar tai iš tiesų veikia. Siekdamas išmėginti mokslo teiginius apie laimę, Anthony nustūmė savo skepticizmą į šalį ir pasiekti rezultatai jį maloniai nustebino. Laimės gausinimo metodai iš tiesų veikia. Jei norėtumėte jaustis laimingesni, bet rimtai abejoja, kaip tai įmanoma pasiekti, jūs radote gerą kompaniją. Taikite šios paprastus žingsnelius ir su džiaugsmu pripažindami, kad klydote ir būkite laimingi. Daugiau informacijos galite rasti Anthony Gunn, angliškai vardas pavardė.com. Tai yra knyga, kurią sudaro 120 skirsnių, kuri vadinasi Būk laimingas, ilgalaikės laimės pamokos. Ją skaitau jau kelintą kartą. Ji man labai patinka. Ir aš nusprendžiau ją įrašyti į YouTube kanalą kaip tokius trumpus filmukus, kiekvieną pamoką atskirai. Galbūt žmonės, kurie ar neturi norų, ar negali, neturi galimybių skaityti, bet turi galimybės pasileidus YouTube pasiklausyti. Galbūt žmonėms šitas variantas bus priimtinas, patogus ir malonaus klausymo.